Sveiki! Dabar susipažinsime su nauja komanda arrays. Kad galėtumėm ją praktiškai panaudoti, paimkime štai šią užduotį, kur reikia pašalinti pasikartojimus. Pirmiausia, įsinagrinime, kas tai yra per užduotis. Mums reikia tokios programos, kuri šalina visas pasikartojančias sveikųjų skaičių masyvo reikšmes. Kągi mes turime? Faile turime skaičių, pirmąjį natūralų, kuris reiškia, kiek bus sekoje narių, o toliau išvardinti visi sekos nariai. Ir mūsų rezultatas turi būti masyvo spausdinimas, kuriame nėra pasikartojančių reikšmių. Reikia visus elementus atspausdinti vienoje eilutėje, atskiriant tarpais. Naudosime mes dinaminį masyvą. Būtinai šalinimą atliksime atskiroje funkcijoje ir būtinai panaudosime komandą arrays. Gerai, tai dabar pradedame rašyti programą. Kadangi reikalavimas yra naudoti dinaminį masyvą, tai susikuriu masyvą, pavyzdžiui, seka. Šis masyvas, kai yra tik sukurtas, jis yra nulinio dydžio ir vėliau mes jį papildysime duomenimis, trinsime ir taip toliau. Na, o kad programa būtų labai tvarkinga, tai visus veiksmus atliksime atskirose funkcijose. Pradedame nuo funkcijos skaitimas. Į funkciją skaitimas siunčiame kintamąjį seka. Tai yra mūsų masyvą. Funkcijos prototipą rašome viršuje ir pilnai aprašome masyvą, nurodydami, kad jį reikia grąžinti. Tai yra, padarome nuorodą. Tada funkcija patogiau yra rašyti apačioje, nes tada mainas nenusislenka. Ir kągi daro ši funkcija? Pirmiausia, atsidarome failą, tai yra pasiruošėme darbui. Failo adresas yra duom.txt, jis yra tame pačiame kataloge, todėl adresas labai trumpas. Kągi mes ruošiame skaityti iš failo? Pirmiausia, iš failo reikia perskaityti 8. Tai susikuriame atskirą kintamai n, kuris parodys mums kiekį. Skaitome jį iš failo ir kai jau žinome, kiek bus duomenų, mums lengva pasikeisti savo masyvo dydį su komanda resize ir n. Taigi mūsų masyvas padidėja tiksliai iki pagal šitą testą 8 dydžių ir galėsime išsaugoti 8 narius. Dabar reikia visus duomenis perskaityti ir surašyti į masyvą. Aišku, naudojame patogiausią ciklą for, nes žinome, kiek kartų darysime skaitimą. Ir viską skaitome ir saugome į masyvą. Kadangi tai yra tik vienas sakinys vykstantis cikle, tai man papildomų riestinių skliaustelių tikrai nereikia. Ir rašau taip seka įtasis narys. Pasitikrinu, ar viskas veikia, klaidų neišmetė. Galima greitai pasitikrinti, ar tikrai perskaičiau duomenis. Tai bus s seka ir paspausdinu į ekraną visus narius. Tuoj pažiūrim, ar išsispausdina. Taip, masyvas puikiausiai užsipildęs. Taigi, masyvą mes jau turime. Sekantis mūsų žingsnis būtent tos funkcijos, kuri šalina rašymas. Gerai, tai turime funkciją šalinimas. Ir nusiunčiame mūsų masyvą. Vėlgi, būtinai su nuoroda. Nes pasikeitusi masyvą mes turime grąžinti atgal į main funkciją. Skaitimo funkcija veikia puikiai, mes ją leidžiame žemyn ir čia pasirašome šalinimo funkciją. Dabar, kaipgi rašyti šalinimo funkciją? Pirmiausiai, imame vieną masyvo narį. Štai taip. Kadangi čia yra mūsų dinaminis masyvas, kintamasis n yra nereikalingas, ciklas sukasi nuo nulinio nario. Kai paimam nulinį narį, dabar turėtumėm žiūrėti toliau masyve, ar yra kur nors tokių pačių skaičių. Tai yra, paėmus penketą, turėtumėm tikrinti su likusiais skaičiais. Jeigu rasime
tokį patį skaičių, pavyzdžiui, 5, jį reikia ištrinti. Tada jau kai 5 pasikartojimų neberasime, imame sekantį skaičių, vėl tikriname su likusiais. Imame sekantį skaičių, vėl tikriname su likusiais. Kad patikrinti su likusiais, mums reikalingas vidinis ciklas, kuris prasidės nuo sekančio nario. Sekantis narys tai yra i+1. I būtų dabar tikrinamas, i+1 sekantis ir einame į masyvo pabaigą. Tai yra iki tiek, kiek masyve yra narių. Štai taip. Ir kaip minėjau, mums dabar reikia rasti tokius pačius skaičius. Reiškia, jeigu seka įtojo nario reikšmė yra lygiai tokia pati, kaip toliau esanti reikšmė, tai man šitą narį reikėtų ištrinti. Kaipgi dabar rašoma trinimo komanda? Tai iš masyvo triname, ką triname? Dabar būtent tą narį, kuris kartojasi. Norint nurodyti, kuris kartojasi, atrodytų tarsi jotąjį narį, bet taip ištrinti komanda neleidžia. Pirmiausiai reikia rodiklę arba, kitais žodžiais tariant, iteratorių perkelti į masyvo pradžią. Tai mes rašome taip seka.begin, reiškia rodiklė peršoka į masyvo pradžią, nuo masyvo pradžios atskaičiuoja jotąjį narį ir jį pašalina. Ir aš galvoju, kad parašiau teisingai. Tai pažiūrėjau, kompiliuojasi, klaidų nemeta ir iš karto galime pasirašyti spausdinimą. Spausdinimas. Štai taip. Čia pasikopijuojame eilutę ir spausdinime tiesiog išspausdinsime visus masyvo narius. Tai pasiruošime failą pirmiausiai. Failas, jeigu būna mūsų fautas, failas vadinsis res.txt ir dabar eisime per visus likusius masyvo narius ir juos spausdinsime. I lygu 0, masyvas kai trinasi, būtent dinaminis, jis automatiškai mažėja su kiekvienu ištrintu nariu ir size'as automatiškai irgi mažėja. Todėl labai patogu šiuo atveju dirbti su dinaminiais masyvais. Nes su statiniu masyvu truputėlį daugiau būtų darbo ir spausdiname narius vieną po kito. Reiškia fout, seka, itasis ir reikalingas tarpas. Na, aišku, čia tikslaus spausdinimo mes dar neturime, dar truputėlį reiks pakoreguoti, bet žiūrime, ar išsitrina pasikartojančios reikšmės. Taip, 5 turim, išsitrynė šitas 5, nebėra. 8 turim, išsitrynė štai šitas 8, daugiau neturim. Tada eina 4, išsitrynė šitas 4, 9, kurių nebuvo daugiau ir 6. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad viskas puikiai pavyko. Tačiau, kas būtų, jeigu aš čia, pavyzdžiui, rašyčiau 4, 4? Štai toks. Na, daugiau pasikartojimų. Pabandome, paleido programą ir tarsi kaip ir neblogai daro 5, gerai, 8 gerai, bet 4 liko 2. O čia yra jau problema. Kodėlgi man nepašalino visų pasikartojančių ketvertų? Kad tą išsiaiškintume, galime pabandyti tiesiog ant Excelio lentelės pažiūrėti, kaip vyksta veiksmas. Pirmiausiai, imame 5, tikriname su kitais nariais. 8, 4, 4, 4, netinka 5. Kadangi čia yra 5, jis kartojasi, jis trinasi, aš jį dabar naikinu ir į jo vietą iššoka kitas 5. Bet kadangi jis iššoka į tą vietą, kurią aš jau tikrinau, o 6 narį ištryniau, tai šito 5 antrą kartą nebetikrina ir jis lieka. Toliau 8 nėra, imam 4. Kaipgi bus su 4? 4 mato, kad šitas 4 kartojasi 3 vietoje. Tai mes jį naikiname
Ir dabar visi kiti nariai slenkas į kairę ir į trečią vietą iššoka kitas ketvertas, kurio mes dabar jau nebetikriname, nes ką tik buvome patikrinę. Ir tada randa, kad dar šitas ketvertas kartojasi, tai šitas ketvertas naikinasi, čia pasidaro ketvirta vieta, tai yra penketas persislenka ir mano galutinis rezultatas gaunasi 5, 8, 4, kas turėtų būti ir viskas, tačiau šitie du nariai liko, nes mes jų pakartotinai netikrinom. Kągi daryti? Einame į programą ir žiūrime. Tuo momentu, kai ištriname kažkokį narį ir turime tikimybę, kad į tą pačią vietą iššoks lygiai toks pats skaičius, tai ją reikėtų, tai yra tą vietą masyvo, patikrinti dar kartą. Tokiu atveju mes darome komandą j-. Kai yra j-, ir j++, tai iš tikrųjų vėl antro ciklo metu bus tikrinama ta pati vieta. Ir jeigu aš dabar paleisiu ciklą, kaip matote, tas kitas ketvertas išnyko. Todėl, kad po ištrinimo kiekvieno nario dar kartą patikrinama, ar nesutampa skaičiai. Dabar žiūrime toliau, kogi mums dar trūksta. Yra tokia bėdelė, kad po šešetu yra tarpas. Jeigu mes tiksliai tikrinsim testus, tai to tarpo turėtų nebūti. Tai čia visa bėda yra spausdinimo vietoje. Mums reikėtų spausdinti štai tokiu būdu, kad jeigu spausdinasi pirmasis narys, arba pavyzdžiui I = 0, tai yra masyvo pirmasis narys, mes į failą spausdiname šį sekos narį. Štai taip. O jeigu spausdinasi jau nebe pirmas narys, else, tai tada spausdiname prieš kiekvieną narį tarpą. Taip yra lengviau, nes nereikia tikrinti, kuris tas yra narys paskutinis ir kad po paskutinio nedėti tarpo. Tarpa eina prieš skaičius ir dabar, jeigu norėčiau užžymėti, jau tarpo nebėra. Galime pasimti šitą kodą, eiti patikrinti, ar tikrai visus testus praeina. Gal kokio nors testo nepraeis. Tuoj pažiūrime. Štai, visi 5 testai žali. Čia yra pasikartojančių skaičių. Štai va, -5, -5, -5. Taip, kad viskas yra puiku, kodas yra veikiantis. Na, tikiuosi, ši pamokėlė jums padės suprasti, kaip veikia Arrays komanda.